visi tikisi, kad aš atversiu kažkokius tai krepšinio ten žinių Pandoros skrynę, kur ten yra paslaptys. Bet kas ir yra gražiausia, kad jo ta Pandoros skrynia ir yra tas mokėjimas pažinti ir mokėti bendrauti su žaidėjais, išmokti kiekvieno tą, sakykim, tašką, kas trigerina žaidėją, kas jį ramina, kaip prie jo prieiti, jį pažinti, žinoti jo asmeninius dalykus, šeimą, draugės vardą, netgi šunio vardą. Žinai, aš atvažiavau į San Antonijų ir jisai po 2 dienų ateina į video rūmą, žinai, kur aš ten sėdžiu ir atneša man iš laikraščio, iškirpęs kažkokį tai tą straipsnį ir tai buvo, kaip jis su Amerikos rinktinė keliavo po Sovietų tuo metu sąjungą ir buvo Vilniuj ir žaidė ten prieš Sovietų sąjungos ten tą rezervinį tuo metu kažkokią rinktinę, nes jie žaidė, buvo Vilniuj, sporto rūmų nuotrauka, tada į Maskvą ir jisai jau jisai ateina, žino, kad aš iš Lietuvos. Tas straipsnis buvo parašytas 1978 metais. Aš sakau, aš gimiau tais metais, aš dar net nevaikščiau, sakau, tuo metu, kai tu buvai. Kaip tu, sakau, išlaikei tą, žinai, kiek pas jį yra ta informacija sukaupta ir jisai turi to viso. Ir jisai jau tau parodo tą, aš vyr treneris, tu esi pirmą kartą video kambarį, bet jau jisai tau parodo dėmesį, kur tu supranti, kad tas žmogus skiria laiką tau, kad tave pažint, ir ieškojo kažkokio laikraščio iškarpos nuo ten prieš 50 metų. Vien tik tai, kad kažkur užmegzti ryšį, kad tu turėtum kažkokius sąlyčio taškus. Ir tai yra nepastovus dalykas, bet tai viso sezono metu yra vieną kartą, antrą kartą paklausimas, žinai. Jam labai buvo įdomu, jisai yra istorijos labai žmogus fanatas, kuriam istorija yra, man atrodo, jisai netgi universitete mokinosi tą visą rusų istorijos, tą sovietinės to pokario istorijos. Ir jisai, žinai, tai tas ryšio užmezgimas, ta psichologija tarp sakykime, vyr trenerio ir jo pavaldinių, kas įsitraukia ne tik tai žaidėjai, bet ir treneriai, asistentai ir žaidėjų vystymo treneriai. Tai tą, kad reikia pažinti žmonės ir su jais išlaikyti ryšį, nes tu kažkokiu tai metu turėsi tam žmogui pasakyti ir stipriau, ir griežčiau, ir tu turi turėti jo pagarbą, kad jisai į tą tavo kritiką sureaguotų. Nes jeigu tu niekada neskyrė jam dėmesio ir tu staiga pradedi ant jo rėkt, ar jam kažką pamokslaut, tai tas žmogus į tave pasižiūrės, ką tu čia man aiškini. Ir tą aš pasiėmiau ir išsinešiau žaidėjo vystymo, nes aš tada pradėjau dirbti individualiai su žaidėjai. 15 minučių prieš, tokia, ne, labas, kaip tu gyveni, kaip draugė, viskas gerai, kaip tėvai. Jakub Pertl, buvo mano žaidėjas nuo pirmos dienos, kai aš atėjau. Jakub buvo man atėjo, čia pasakė, Jakubas yra tavo, tu, sako, esi didelis, išmokink, žinai, ten tų visų triukų, ką tu ten darai. Ir, žinai, tuo metu, kai jisai atvažiavo į San Antonijų, jis neturėjo to flauterio, kurį dabar metų ten, žinai. Net kai jisai išėjo iš San Antonijų, jisai buvo antras lygoje pagal 2 pataikymą po Ja Morant. Ir tas flauteris ir viską, ir, žinai, ir tu pradedi